Sveikas, krūmai, bušai, kaip ten tave? Aš tave bušu vadinsiu, man tai patogiau. Kalbėsiu trumpai, o tu klausyk. Tyla, gera byla, kaip jūs ten, visokie indėnai ir lietuviai, sakot. Tai va jūs ir tylėkit, o mums, amerikonams, gera byla, tai monetų maniai, skambesys ir ginklų žvangesys. Tai va, karą jau beveik sukėliau, jei rusai mūsų nepuola, tai mes juos užpulsim. Tankų į Ukrainą jau privežėm. Tai iki gegužės 9 patrauksim ant Krymo, ir rusai turės gintis, niekur jie nedings. Aš tau vakar norėjau pasakyti, ar tu negali ten to jūsų laukiniai Lietuvoje suorganizuoti kokius savanorių būrius, kad į karą nešaukti reikėtų, o patys prašytųsi. Ir dar išmokyti, kad mirtų su daina, nes lietuviui tyla, gera byla. O kur geriausia tylėti, jei neamžinuos medžioklės plotuose, anapusiniai Lietuvoje? O kariauti mes jums padėsim. Pas mus nuo indėnų daugybė lankų liko. Žinoma, jie irgi nemažą pinigą kainuoja, bet mes ir pinigo jums paskolinsim. Galėsit nusipirkti tuos lankus. Dar ten šitai, Janai, aš ten daliai 4 patarėjus, karo kurstytojus nusinčiau, nes pas jūs ten toj laukiniai Lietuvoje da biškį per mažai isterija. Tai tu ten pažiūrėk, kad kokie žemaičiai jų nenujotų. O tiesą sužinojai, kas tie žemaičiai, kitą kartą man būtinai papasakosi. O dabar šitą, Janai, aš pasakysiu kreipimąsi į lietuvius, tai tu pradžią, kur aš tau kalbu, nukirpk, o mano kreipimąsi į lietuvius per televizorių paleisk. Tai pasiruošk, aš tuoj kalbėsiu. Marsieji lietuviai, nelaimiai jums teko dalia ir dar gyvenat šalia agresyvaus kaimyno, kuris ruošiasi jūs pulti. Bet jeigu jums brangios demokratinės vertybės, tai jūs nepasiduosite. Amerika jūsų taip pat nelaimė nepaliks. Dabar pas jūs antsiutėme 4 pasiuntinius, kad pasimokytumėm iš jūsų drąsos ir ištvermės. Laikykitės, narsieji lietuviai, rusai puola. Rusai visados ką nors puola. Rusai negali nepulti. Kaip? Gerai pavariau? Mokykis. Po mano kreipimuose dar kokios muzikos pridėk. Tada geriau veikia. Viso, bušai, man greit visi amžinos medžioklės plotuose galėsit savo tylėti kartu su indėnais, o man dirbt reikia, Patrošenkai skambint. Ta dar vis reik Klikokomoiskių pagazdint. Ukrainoje jau per tylu pasidarė. Bye.